Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Pirmoji šurmulio malda po ilgos vasaros pertraukos yra susijusi su Šventojo kryžiaus išaukštinimo švente, kurią bažnyčia mini kasmet rugsėjo 14 dieną. Didžiuojamės mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi. Jame yra išganymas, gyvenimas ir prisikėlimas. Juo esame išgelbėti ir išvaduoti. Skelbia bažnyčia šios dienos mišių įžangoje. Pakėlę akis į kryžių matome tave, Jėzau, kuris mus pamilai, kuris save už mus paaukojai. Šventasis Paulius sako, Dievo sūnus Jėzus pamilo mane ir paaukojo save už mane. Ne tik už manyje, pasaulį, bet būtent už mane. Ir tavo Jėzau auka buvo pergalinga, nes savo kryžiumi atpirkai pasaulį, padovanojai išganymą, gyvenimą ir prisikėlimą. Tavo Jėzau auka nebuvo veltui, tai nebuvo vien geros valios kupinas, bet nepasisekęs bandymas. Tu Jėzau triumfavai, atnešiai išganymą, gyvenimą, prisikėlimą. Jeigu šiais jubiliejiniais metais pasinaudosime pretekstu prasukti pro Romą ir ten užsuksime į vieną senųjų bazilikų, pavyzdžiui, į Šventojo Klemenso baziliką tarp Koliziejaus ir Laterano, matysime tą mintį pavaizduotą bažnyčios apsėdėje. Jėzaus kryžius, šlovingas kryžius, kuriuo didžiuojamės, yra centre. Ir tarsi medis įsikeroja po visą pasaulį. Jis skleidžia šakeles ir lapus ir viską gaivina, viskam dovanoja gyvybę. Šioje maldoje atkreipkime dėmesį į vieną Jėzaus žodžių, kuriuos jis ištarė ant kryžiaus. Trokštu, sušuko Jėzus, kai buvo iškeltas ant kryžiaus, prieš pat jam mirštant. Jėzau, ką reiškia tas tavo šūksnis? Ko tu trokšti? Žinome ir suprantame. Jėzus trokšta sielų, trokšta išganyti pasaulį, trokšta nešti savo žodį ir meilę visoms širdims. Žvelgti į Jėzų ant kryžiaus, matyti, kaip Jėzus trokšta sielų, trokšta mano išgelbėjimo. Turėtų ir mane patį paskatinti klausti savęs, ar aš irgi jaučiu tą troškulį, ar ta ugnimi liepsnoja ir mano širdis, ar suprantu, kaip neatidėliotina veikti, kad kiti žmonės pažintų Jėzų ir juo imtų sekti. Ar be baimės imuosi veiksmų, kad uždegčiau pažįstamų žmonės maldą, pasiaukojimu, nuoširdžia draugystė? Ar dalinuosi tavo Jėzau troškuliu, tavo ugnimi? Pakelti akis į nukryžiuotąjį turėtų sujaudinti ir paskatinti, persimti Jėzaus jausmais. Taip, kaip Jėzus trokšta nešti gyvenimą ir prisikėlimą visiems žmonėms, tą turėčiau jausti ir aš. Pagalvoti, kokia nelaimė, koks skurdas yra gyventi be Dievo, gyventi be vilties. Koks tai pavojus, neatrasti gyvenimo pilnatvės žemėje, prarasti gyvenimo pilnatvę amžinybėje. Ir daugelis yra tame pavojuje. Tada paštalavimas yra kažkas neatidėliotino. Turiu kažką daryti. Klausiame savęs, ar aš irgi jaučiu tą troškulį, Kristaus ant kryžiaus, kuris ten pakibo, kad atpirktų pasaulį, troškulį? Ar ta ugnimi liepsnoja ir mano širdis? Galbūt atsakysime, tiesą sakant, nejaučiu nei didžiulio troškulio, nei kažkokios tai ugnies. Galbūt greičiau jaučiuosi kaip vienas romėnų kareivių, kurie budėjo šalia Jėzaus, kai jis kabojo ant kryžiaus. Jis ko gero šiek tiek nuobodžiavo šalia mirštančio viešpaties, kelias valandas turėjo tiesiog laukti. Kai Jėzus ištarė tuos žodžius trokštu, jis tai pasakė aramėjiškai arba hebrajiškai. Kareiviai romėnai ko gero nesuprato Jėzaus žodžių, bet jie tavo šauksmą išgirdo. Vienas kareivių, prieš pat Jėzui mirštant, paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Galvodamas, kad tu, Jėzau, prašai to perrūgusio vyno, ar kad tas perrūgęs vynas kažkaip galėtų patenkinti tavo troškulį. Nesuprato tavo jausmų. Ir galbūt
žvelgdami į tave ant kryžiaus, girdėdami tavo šauksmą, mes taip pat ne visiškai tave suprantame, ne visiškai tave jaučiame. Bet jei jau kalbame apie troškimą, be abejo, trokštame daugelio dalykų. Būtų net sunku visus juos išvardinti. Jei telefone atsidaryčiau interneto naršyklės istoriją, surasčiau daug dalykų. Šurmulys su Jėzumi, kažką paskelbė. Smagu, kai kažkas sureaguoja ir tai, garantuoju, patikrinama. Seku Kauno Žalgirį, nesvarbu, kad sezonas dar net neprasidėjo, nesvarbu, kad net nėra ką sekti. Pasitikrinsiu keletą kartų per dieną. Dėl visa ko. Be abejo, yra daug kitų troškimų. Daug dalykų darau, daugelio dalykų trokštų, daug kuo rūpinosi. Bet Jėzau, būtų gaila, jeigu troškimu, kuris yra tavo troškimas, kuris labiausiai mus daro panašius į tave, jeigu būtume būtent tam troškimui šalti ir abejingi. Nes tu, Jėzau, trokšti sielų, trokšti išganyti pasaulį, nešti savo žodį ir meilę visoms širdims. Jėzaus mokinio pašaukimas yra spinduliuoti tikėjimą, nuvalyti tai, kas sutepia nuodėmes, uždegti širdis ir įveikti abejingumą, apaštalauti. Tai vis labiau taps tikrovė mūsų gyvenime, priklausomai nuo to, kiek apmąstysime žaizdotą Jėzaus širdį ir šventosios dvasios gale persimsime tą pačią ugnimi. Kitaip tariant, kiek Kristaus meilė uždegs ir mus. Ar jaučiu tą troškulį, ar mano širdis liepsnoja tą pačią ugnimi? Svarbu ne tik, ar taip yra, bet ar norime, kad tai būtų. Ar norime tuo troškimu ir ugnimi persimti? Ir jeigu taip, žvelkime į žaizdotą Jėzaus širdį, prašykime šventosios dvasios, kad ir mumyse įžiebtų tą ugnį. Tiek, kiek apmąstysime žaizdotą tavo Jėzaus širdį maldoje. Tiek, kiek prašysime šventosios dvasios pagalbos ir užsidegimo. Tai yra pirmasis žingsnis, kad mylėtume, kad dalintumės Jėzaus troškuliu. Tiek gebėsime spinduliuoti, nuvalyti, uždegti. Būtų gerai, jeigu apaštalavimas būtų kažkas vien metodiško, kad užtektų duoti paskaityti kokią nors knygą, suorganizuoti užsiėmimą ar numesti kamuolį vaikinų būriui, gražiai pagiedoti giesmę, arba dar geriau, kad užtektų jos pasiklausyti. Visa tai fantastiška ir vis dėlto pasaulyje pilna puikių knygų, smagių užsiėmimų, gražių giesmių, bet kažko vis dėlto labai trūksta. Žiūri į vieną pusę, puikų žmonės, idėjos, liudijimai, iniciatyvos, pasižiūri kitur ir daugybė dalykų atrodo lygiai šuniui ant uodegos. Ir galbūt trūksta būtent maldoje žvelgti ir apmąstyti žaizdotą Jėzaus širdį, melsti, kad šventoji dvasia savo ugnimi mus uždegtų ir suteiktų ugnies, kad būtume tau, Jėzau, ištikimi. Nors mes ir esame menki, trokštame tai daryti Dievo malonės padedami. Aišku, mokymu apšviesti protus, savo pasiaukojimu nuvalyti nuodėmės nešvarumus, meilę uždegti širdis. Šventasis kryžius prabyla, kai išdrįstame pažvelgti į Jėzų ant kryžiaus, į žaizdotą Jėzaus širdį. Džiaugsmo šaknys yra kryžiaus formos, mokė, greičiau liudijo, šventasis Josemarija ir kvietė tuo patiems įsitikinti. Viena vertus, šventasis kryžius yra vaistas nuo tų daugelio dalykų, kurie nereikalingai apsunkina gyvenimą. Turime daug troškimų, kaip jau sakėme. Turime ir daug rūpesčių ir kartumo kyla ne dėl meilės Dievui. Šventasis kryžius tebūna mums vaistas nuo tų dalykų, kurie be reikalo apkartina gyvenimą. Daug turime priešų, maldoje snaudulys, apskritai, egoizmas, dirglumas, troškimas įsiteikti. Tavo, Jėzau, šventasis kryžius, tai išlaisvina mus nuo viso to. Tai įvyks šventojo kryžiaus dėka, atmesti visą tai, kas nėra tavo kryžius ir vis tik slegia ir apsunkina gyvenime, ir priimti tavąjį kryžių, kai jausime, jog tu esi visiškai šalia,
jog ta našta, kuri yra tavo, tu pats neši. Ir ta našta susijusi su tavo troškimu išgelbėti visus žmones. Parašykime Viešpatį, kad skausmo patirtis visiems bažnyčioje vis labiau įžiebtų tikėjimo šviesą, vilties tikrumą, meilės ugnį ir sykiu džiaugsmą. Prie kryžiaus rasime Mariją, kuri ištikimai stovi prie kryžiaus. Trokštame to, ko trokšti tu, Jėzau.